Tai va, o su Pauliu Motiejūnu aš turėjau prieš tai labai neblogą ryšį. Mes ir krepšinį pažaisdavom, žinai, atsimenu, pirty kažkada Paulius Motiejūnas man uždavė tokį klausimą, aš ten toks kuklus sėdžiu šalia dėdžių, žinai, pirty tai Kaustoji. Žalgirio treniruočio centre. Okay. Kaustoji, po rungtynių. Ten palošėm, pasitreniravom, žinai. Ir Motiejūnas manęs tada atsimenu klausė, kaip tu galvoji, sako, Karoli, blemba, pasakysiu dabar politikės pavardę, bet tai nesakysiu jos, nes labai sudėtingas sveikatos būkliai dabar ta politikė. Okay. Bet jisai man sako, kaip tu galvoji, pas ją plaukai putikos žili ar garbanoti, kažką tokio, ar apsisioti, žinai, čia yra Algio Rabanausko senas bairis, žinai. Okay. Ir aš tada atsimenu, wow, tipo, žinai, tai man atrodo, kad mes buvom su Pauliu Motiejūnu pakankamai geram ryšį ir aš galvoju, kad aš jį netgi pažinau tą tokį, laisvesnį gerokai. Bet tas pokalbis su Gedvydu, mano ir Pauliaus ryšį, aš galvoju, sutrupino visam gyvenimui, nes tada atsimenu, aš jam skambinu važiuodamas automagistraliai Kaunas Vilnius, jisai nekelia ragelio, aš jam parašau žinutę, kad Pauliau yra tokia situacija, žodžiu, Picotą siūlo Gedvydą, žinai, 2,50, tipo, davai per pusę, tipo, Žalgiris, kad pusę mokėtų ir aš lieku ten Baubta arenui, nes, Radzevičius gauna 600 rimtai, mes po Pidisą dirbam, žinai. Ir atsimenu, bet visą gyvenimą prisiminsiu, kad trumpa buvo Paulius, Radzevičiui pamainos irgi reikia. Okay. Viskas.